Šiandien mūsų diena prasideda štai taip, labai gražiai, su labai gražiai aplinka, kažkur čia sustojame po keliui. Šiandien nusprendėme važiuoti į Sadališkių dvarą, pailsėti, panakvoti, pabūti, pabimbinėti. Ir vat, dabar esame keliai, sustojom, nes aš turėjau įrašyti Reelso garsą su Eurokos parduotuve. Čia darai? Kaip gražiai tu supaisi? Tiek prisėdė, kad seilės išbėga. Štai buvo nurodyta, kad registratūra čia, tai nueisim, pažiūrėsim. Šiaip aplinka tikrai labai gražiai sutvarkyta. Eime pasimti vaikučių, pasiėmėme raktą jau, prisiregistravome. Ir ką? Mes čia galėsime eiti į muziejus, į baseiną, į pirtį, turėti vakarienę. Ten yra ir gyvūnėlių kažkokia tai, kaip sakyt, vieta, o iš muziejų yra technikos muziejus ir buities. Ir yra visokie gyvūnėliai. Čia va buities muziejus. Muzytė dabar miega automobilėje, tai palikome šiek tiek užmigti, bet manau, kad čia gal galima privažiuoti arčiau šiek tiek, ne? Bet kur čia privažiuos? Čia mačiau, kur privažiuoti. Nu, žodžiu, teritorija didžiulė. Viską paaiškinu, be abejo, rankšluosčių korteles, bilietus į muziejų iš karto apsistojantiems nereikės pirkti. Va, čia parodau, kučiukai čiulba. Viskas. Tokių karstinių vaikams yra. Čia yra mūsų kambarys. Atitolinkim, pažiūrėkim. Tau patinka? Labai vau? Va. Einu pažiūrėti, kokia vonia pas mus. Vau! Su kampinė vonia netgi. Mama, aš noriu jau į tualetą, spašaus. Aparatas yra va ten gale, pasižiūrėkit. Jo, įsigijo, eis įsipilt gerti. O čia galima ir ledų nusipirkti, mačiau. Ir dėl uniformos kabėjo. Va, jie eina išbandyti. Ir Čia spauskit vidurinį. Va šitą vaikutį. Na štai, dabar turėsit išgerti. O antrą stiklinę, jūs vieną tik tai? Jo. Mes tiek neišgersim. Na ir kaip? Čia ne Coca-Cola. Taip. Aš noriu paragauti. A va taip seniau stiklinės plaudavau, va paspausti. Va. Koks įdomus paragauti. Ne, nenoriu. Paragauti. Technikos muziejuje pilna įvairios technikos. Muziukas sako, mama, palauk, reikia viską apžiūrėti. O prie žaisliukų įvairių. Va, žiūrėkit. Va, koks paltukas kabo. Manau, kad tai dabar būtų madingas. Pianinas geras, aš tokį panašų turėjau šitos, grodavom mokykloj maždaug. Muzinė, kai pirksi mano automobilį, tai va toks man visai tiktų.
Kaip karieta kokia. Sėdi ten. Man patiktų, žinok. Man visai patiktų tokia karieta. Kažkai iki darbo davažiuočiau ar ne? Mama, einam viską. Einam. Tai va čia sekanti eilė. Tai čia dar. Tai čia tai. Gerai, pirma šitas. Čia kabrioletas. Gražios mašinos. Ką galiu pasakyti, visai man patiktų. Nes jau nusibodė visi modeliai tokie, žinot, šiuolaikiniai. Šita žalia kokia graži spalva. Va, čia greitoji Fordo. Ford Transit. Žiūrėkit, kokia buvo. O čia jau tokia technika rimtesnė. Bet tai jie man tokie griozdiški atrodo, tie automobiliai tokie didžiuliai. Tai va šitas važiuodavo iki 70 vos. Dėl to, kad didelis, ne? O tai kas čia per durelės? Čia kaip jis vadinasi? Kam čia skirta? Ne, va tas su dviem tom tualetais, dviem lauko. Kariuomenės automobilius karo ligoninių patalynėm, tai ligoninių laukoms dezinfekuoti. Tai gal čia ten ligoninės kokios kabinos? Dezinfekuoti drabužiams. Aha. Nieko sau. Nieko sau. O čia dodžias? Kupyte, o ką tu? Čia geras vyrukas. Ne taip, iškris tau, dukrytė. Tegu tata tau padaro, padaryk, taip pas mane jinai nori. Nu taip. Madinga? Kupyte. Ką? Rimtai? Dodge. Kaip? Viliukų? Ne. Zubrionku kokiu. Ne. O kaip parašyta? A, čia vien. Ai, uazikų vadindavom. Uazikų. Aš mačiau pradėjau. Estelai įdomiausia čia. Taip. Įvairių arkliukų. Vežimėlių. Man patinka labiausiai man. Kuris tau? Man labiausiai patinka kitas. Šitas automobilis? Kokie solai, čia mokyklos solai. Toks tai pas mane irgi turbūt buvo dar. Čia atsidaro va šitie. O tai kažkaip čia netrukdo, nenuslenka. Nuslinkdavo iš tikrųjų. Nu va. Čia padukas, Osalden tokia padukos įsiodavo vaikai tada. Anomet. Tu matai? Čia, va. Ten turbūt žaisliniai pistoletai. Ką radai? Su tokia mašina? O širai rūdė. A, tiesa. Man tai šitas. Va, visa parfumerija. Parfumerija, akiniai nuo saulės, manikiūro rinkinukas, tan, skalbimo milteliai, va tokių įvairių sodų dėžučių, tai man atrodo, ką mes turim tik saldukai, nečiupinėk stiklo, gerai? Nu, tokį tai mes turim kažkur pas babciją. Aš pas mačiutę turiu. Smačiutė turėjai? Na va. O čia įvairūs domino, šachmatai, plastelinas senovinis. Nu, vat kaip įdomu, man įdomu pažiūrėti. Čia muzinas grožisi. Na, čia tokios gražios mašinos. Ar moteris? Šitą man gražiai pavyzdžiui. Visai nieko. Pikta. Šitą tai juokinga. Moteris tai mano gražiausia. Čia kuri? Ši, kuri filmuoja. Man dar žinai, kuri mašina. O, žiūrėkit, kiek magnetolų.
Pamėgom važinėtis liftu, čia yra neįgaliųjų liftas, bet vaikam labai gerai tinka, kad nenugriūtų nuo laipto. Ir va. Čia viskas gerai, čia neįgaliųjų. O kieno vaikų? Vaikučiai. Va, čia tik neįgaliųjų. Na ką, atnešė mums vakarienėm. Pažiūrėkite, čia yra maltinukai. Čia yra rinkinys toksai, vairiausių gėrimų. Maziukas geria gyrą, ragauja. Muzytė, multivitaminų sultis. Muzina šiek tiek išėjo. Tos pačius maltinukus valgo. Valgykite, nešykite telefoną, gerai valgysime. O, kaip šie atrodo viskas. Patinka? Vaizdas patinka, toj paragausim, pažiūrėsim, ar skonis toks. Kaip vaizdas. Ankstyvą rytą kelsim vaikus, nes norim spėti pasiplaukti. Sakė, yra valtelis. Vaikai miega, snaudžia. Kas kalbėjo per megus, kas ką. Einu, išmokų pavirsiu. Eisi kaip įgriuvo ten įskylė, tai ir miegojo visą naktį. Taip? Bet žiūrėkim, koks nuostabus rytas, paukščiukai čiulba. Vakare mes kai balkonė sėdėjom, tai tik girdėjosi kaip varlės. Kre, kre. Išėjom pasiplaukėti. Šalta. Šalta. Šalta? Ne. Ar norėtum pamokose dabar labiau sėdėti? Ar plaukti su valtele? Aš manau, gaidžiai gieda. Einam čia ar tenai? O einam čia, jeigu galima. Galima prie gyvūnų plaukti. Ten, kur tas tautas gražus. Aha, o kur dar? Čia kažkiek pudra. O gal prie gyvūnų ten einam? Einam prie gyvūnų. Čia krautuvėlė, kas čia? Vakar mes neužėjome šitą muziejų, tai reikės mums nueiti. Oi, kaip čiulba paukščiai gražiai. Tai va, kitą dieną iš pat ryto, dar nepusryčiavę, mes jau lekiam. O ten mūsų mašina. Poniai ten. Nu, o Estela, kas yra ponis? Ponis labai toliai. Va čia, kur mes važiuojame. O kas čia tokie? Ten yra valgyt. Ten yra... O čia kas per gyvūnėliai, kaip jie vadinasi? Aš nežinau. Daugiausias, man atrodo, mums čia reikia įeiti. Einam per gatvę. Gal ne. Elnynas čia apskritai yra. Jo, pasisveikino. Ponis turbūt pasisveikino su tavim. Į gaga, sako. Važinėja įvairūs traktoriai. Vat, įvairių technika. Čia maitins turbūt. Nu, turbūt jie O ten valgyti. poniai visi. O, kaip jie pasislėpia. Vaizdai, nu, kerintis. Mama, pasiekas labiau. Čia su valtelė mums nepavyko pasiplaukioti, nes valtyje yra daug vandens. Muzina sako, kad neišpilsiu, tai... Gaila. Bet jinai pilna vandens, negalėjom praplaukti. Na va, atėjo prie kokio malūno didžiulio. Ir gaidžiai gieda, o čia dar gražesnis tvenkinukas. Vau, pažiūrėk, kaip gražu. Na ir pusrytėliai, kieno kokie pasirinkimai. Maziukas valgė dešrelių, Mozytė vaisių jogurtą, Muzinas kiaušinienė. Aš irgi kiaušinienę valgiau. Visai faini pusryčiai. Na ką, stovi balkonėlėje, grožiuosi paskutiniam akimirkom, garsais,
šioj nuostabioj sodyboj. Labai jums rekomenduoju, gaidžiai gieda. Labai jums rekomenduoju čia atvykti. Čia tikra poilsio oazė ir čia tikrai yra ką veikti, kas liečia pramogas, su vaikais, su šeima, pasivaikščioti, pasibūti. Tie tvenkinukai, muziejai, įvairūs užsiėmimai lauko. Labai rekomenduoju. Fainai praleidom laiką. Dar nespėjom būties muziejuose pabuvoti ilgesniam etape. Vakar jau nebeužteko laiko, bet mes gan vėlai atvykom, nes vis tik buvom po pirmosios komunijos šventės ir buvo taip, kad... Mama, Ką? Gerai, dukrytė. Ir vėlai išsiruošėm, buvo tų reikalų. Bet ačiū, kad žiūrėjot. Tikiuosi, šis trumpas pasibuvimas jums patiko. Jeigu kažkas ruošitės į Sadeliškių sodybą, tai manau, kad bus faina pamatyti šitos vaizdus ir suprasti, kad čia verta atvykti. Mūsų kambarys buvo liuksas, dėl to jis toks didesnis. Jeigu imsit, tai tikrai labai geras kambarys. O su didžiuliu balkonu, tiesiog. Mes su mūsų vakar sėdėjom ir galvojom, kiek čia reikėjo investicijų visą tai taip gražiai padaryti.